turėkit nepastoviom pajamom sudengimo fondą. Tada jūsų gyvenimas labai supaprastės. Daviau pavyzdžius, kaip pradėti investuoti realiai per 15-20 minučių. Sveiki atvykę į dar vienas realias situacijas. Šiandien su Aleksandru nagrinėsim 2 situacijas išsamiau, kadangi užtrunka gerokai ilgiau negu tikėjomės ir situacijos tampa įdomesnės ir įdomesnės. Kartais žmonės užtrunka truputį geriau užpildyti jas, tai kaip paklodę siunčia, reikia išanalizuoti normaliai. Vėl, kaip visą laiką, įspėjimas labai paprastas. Ne rekomendacijos, tiesiog mūsų idėjos ir įžvalgos, nes, vėlgi, kiekvienas turi savo skirtingas patirtis, kiekvienas turi savo gyvenimą ir mes negalim atsistoti pilnai į jūsų batus ir keliauti grinai jūsų keliu. Mes nežinom daugybės dalykų už kadro, taip sakant, kurie lieka ir už štai šito popieriuką, kurį supildot, nepaisant to, kad labai išsamei supildot, mes pilnai nežinom. Tai kiek patirties, kiek emocijų, kiek psichologijos, žinai. Taip, tai nuomonės mūsų dažnai būna, kad prasilenkia, ties tam tikrom vietom ir teisus, logiška. Neteisus. Visada tai būna, bet po to paaiškėja, kad visgi pelninga ir nelabai. Tai, žinai. Dar palauk, to išsiaiškinsim šitą. Galiai išsivaskinsim ir normaliai. Taip, tai šitoje vietoje yra labai paprasta viskas. Praleiskit per kritinį mąstymą ir pritaikykit savo tai, ką galvojat, kad galit pasiimti geriausio iš abiejų, taip sakant, pasaulio ir kiekvienas iš mūsų šiandien apžvelgs po vieną situaciją, tad važiuojam. Turim bendrosios praktikos slaugytoją, darbo sutartis ir vyro individuali veikla. Darbo sutartis, dabar dekretas pajamų 60%, individuali veikla. Pajamų šaltiniai. Bendros pajamas 2300 ar mažiau / daugiau, 1300 pastovos pinigai, plus apie 1000 plus minus individuali veikla. Bai toks neužtikrintas, žinai, kiek gauna. Bendros išlaidos 500, bet be maisto. Reikėtų gal užpildyti ir tą. Finansiniai įsipareigojimai būsto paskola, mėnesinėms įmokoms 150 per mėnesį, komunaliniai mokesčiai, plus MOB, abonementai apie 250 abonementai. Tai čia komunaliniai su mobiliais abonementais apie 225. Tai čia elektra, vanduo, visi yra. Galvoju, vienus telefonus 200-250, žinai, gerai. Atsižvelgiant iš vaiko darželis grubiai 100 eurų, 2 mašinų dūrimas apie 300 per metus, 25 per mėnesį. Įsipareigojimų marža 206 plus euriboras, įsipareigojimų laikotarpis 30 metų. Nuo 2.18 iki 2.48. Tai čia jau 23 liko. Grąžinimo metodas anutetinis, su kintamom palūkanom kas 6 mėnesius, mėnesinė įmoka 160, paskolos likutis 25 000, amžius 31, šeiminė padėtis, kaip, bet aš atsimenu, čia eroras buvo iš savo pusės, tai žmonės tiesiog negavo būdą užpildyti. Biudžeto valdymo būdas skirtingos sąskaitos, santaupos nuo pajamų per mėnesį 200, santaupos suma 600 eurų. Investavimo priežastis laisviai, investavimo patirtis Freedom 24 su jūsų išlgom investuoju į profitus 8% metinė grąža, 300 įdėta sukasi tenais. Tai sutelktinis finansavimas ir brokeris, taip sakant. Yeah. Investuojama suma per mėnesį, pradžia 200, toliau po 50, turimos finansinės apsaugos gyvybės draudimas, vaiko pinigai 250, išleidžiam darželiui, o likutį kaupiam. Išnaudojamas mokesčių lengvatos. Ką tik pabaigiau magistrą, panašiai 10 000 išleidžiu ant mokslo per 2 metus. 26 deklaruosiu už 25, dar atgausiu kažkiek nuo mokslo. Edukacija, YouTube'as ir ChatGPT. YouTube'as už aš ChatGPT toks riski, bet žinai, jeigu tinkamai užduodi klausimą, gal labiau įžvalgų, kokie lūkesčiai. Norėtųsi įžvalgų, nes atrodo, kad dabar bus sunkiau ir 2 vaikai pajamos dėl vyro turimos individualios veiklos keičiasi. Praktiškai iš manęs likęs stabilumas. Visada žinau, kiekvieną mėnesį tikrai turėsim iš mano pusės pinigų. Gerai, yra ką veikti. Čia, žinai, toks aišku, kad labai daug kas neaišku. Nes taip užpildyta pakankamai sunkiai aš nustumsiu. Gerai, kompą bus patogiau žiūrėti. Aš žlybos čia pasidariau. Gerai, tai žodžiu, pirmas momentas, į kurį norėčiau atkreipdėmėsi, tai kad nėra tiksliai žinoma, kiek gaunama, daugiau, mažiau. Ypač situacijose, kai yra nepastovios pajamos, tai mano galva tikrai kaip tik jūs turėtumėt žinoti labai aiškiai, kiek tas yra daugiau ir kiek tas yra mažiau tas rėžis. Nes, pavyzdžiui, buvo momentų pas mane, tarkime, gyvenime, kai aš nežinojau, ar aš uždirbsiu 3,5 ar 13,5 per mėnesį, bet, tvarsime, žinojau, kad mano metinis vidurkis, tarkim, yra apie 60 000, tai yra apie 5 per mėnesį. Tai aš ir žinau, kad, tiek yra. Tada bendros išlaidos, kas būtų labai smagu, kad irgi žinotumėt, kiek jų yra tiksliai, nes pagal bendras išlaidas jūs galite planuotis labai... Nes žiūrėk,
Abonementai 202 PM, įmoka 150, darželis 100, dar apie 300 per metus, jo. Na, tai gaunasi apie 1300 kažkas tai tokio, aš sakyčiau, tų išlaidų, nes jeigu skaičiuosim, jo 500 plus 2 PM, tai 7 PM, 900 plus 100, 1000, tai gerai, 1200, 1300 kažkur išeina tom būtinosiam, taip sakant, išlaidom. Tai jeigu jūs žinot, kad jūsų būtinosios išlaidos realiai yra 1300 kaip pavyzdys ir jūs žinot, kad jūsų pastovus pinigai yra 1300, kurios jūs gaunat iš dekretinės, tai valio, tai yra jūsų bazė. Toliau tai, ką uždirba kaip pavyzdys vyras, ne, on top šitoje vietoje yra ta variacija, kiek jūs galit papildomai atsidėti ir kiek jūs galit papildomai investuoti. Tai aš ką daryčiau asmeniškai, kadangi žinau, ką reiškia gyventi su nepastoviomis pajamomis kiekvieną mėnesį ir taip gyvenau 4 metus, tai logika labai paprasta. Jūs išsividurkinat savo metinės tas pajamas, šiuo atveju vyro pajamas, ir jūs žinot, kad jūsų mėnesio vidurkis yra, dalinant iš 12, ne, tai atitinkamai kažkokia pinigų suma, tarkime 1000, ne, plus minus. Ir viskas, vieną mėnesį bus ten 700, kitą mėnesį bus 1500, kitą mėnesį bus 500, kitą mėnesį bus kažkiek. Ir ką aš siūlyčiau pasidaryti, tai yra ta vadinama, kai gauna daugiau pinigų vyras, tarkim 1500 gavo, o jūs žinot, kad jo vidurkis yra 1000. 500 iš karto keliauja į kito mėnesio sąskaitą, į kitą mėnesį, į atskirą sąskaitą, ir tai yra jūsų buferis, jeigu vyro pajamos kitą mėnesį yra mažesnis, tarkime 300 mažesnis. Tai jūs 300 pasiimat iš tos sąskaitos ir atitinkamai sutvarkot šitą skylę savo biudžete ir nenukenčiat finansiškai ir turi tą stabilumą. Toks pinigų valdymas, kai yra nestabilios pajamos, duoda stabilumo, ir tai yra mano asmeninė geroji praktika, kurią pasidariau pats savo ir buvo nuostabu, nes tu turi ir rezervą, tu žinai, kad ir gerai, ir neuždirbsiu aš kitą mėnesį, ten sakykime, tų 5 vidurkio, aš uždirbsiu 2,5. Who cares? Aš turiu balansą, nes ten kažkurį mėnesį uždirbau 8 ir aš galiu susidengti. Bet jeigu aš tus 8 iš karto būčiau suinvestavęs, ištaškęs ten ir panašiai, tai man reikėtų arba iš investicijų traukti, arba iš ten santaupų traukti, tai turėkit nepastoviom pajamom sudengimo fondą. Tai aš taip pavadinčiau šitą dalį ir tada jūsų gyvenimas labai 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 supaprastės. 206 marža yra pakankamai... Bet ir situacija sudėtinga. Pakankamai didelė, bet nežinau, ar aš lyščiau į refinansavimą, nes įmoka tik tai 150 eurų. Dabar dar 60% buvo gavimas, 2 vaikai, nestabilios pajamos, nemanau, kad bus. Nemanau, jo. Ir paskolos likutis, aišku, prie tokių pajamų nėra labai didelis, tai yra 2 metų įsipareigojimas, realiai taip jau labai pasispaudus. Biudžeto valdymo būdas skirtingos sąskaitos, tai labai gerai, kad turit skirtingas sąskaitas, tai pasidarykite tą buferio sąskaitą dar vieną atskirą ir tą labai rekomenduočiau padaryti vyrui. Tada santaupų suma, su santaupom, ta prasme, nepaisant to, kad pas jūs atkeliauja, atrodytų didelės pajamos. 1000 likti per mėnesį, o jūs sakot, kad pas jūs yra 200. Tai mes suskaičiavom, kad trūksta 800 eurų per mėnesį. Tai yra nemaži pinigai, tai yra apie 40% jūsų pajamų. Finansinės pagalvės net nėra. Finansinės pagalvės su 2 vaikais kaip ir nėra. Klausimas, žinai, iš kur atsiranda dulkės ir kur dingsta pinigai. Tai niekada nesupratau šitų 2 dalykų, tol kol nepradedi vesti. Ne? Tai vieną gali atsekti. Tai aš sakyčiau, labai labai susitvarkyti biudžetą iš pat pradžių ir net nelysti į investavimą pirmoje vietoje, kol nėra normalios finansinės pagalvės, nes su investavimu galit prisivirti košės, pamatysit, kad viskas važiuoja, įsijungs emocija pavadinimu godumas, jūs be finansinės pagalvės, bam, krizė, viskas krito, pas vyrą individuali sustojo, ką reikia daryti, reikia traukti iš ten ir dar su nuostoliu. Tai yra prasčiausia tikriausiai situacija, į kurią sąmoningai save šiuo metu galit pastatyti. Tai santaupų sumą padarom kaip minimum 6 mėnesių. Tai yra, jeigu mes kalbam apie 1300... būtinas, žinai. Gerai, 1300 skaičiuokime, tai atitinkamai 1,3, kad 7,8, tai tą turit sutaupyti. Ir tą galima pagal tai, ką supildėt, panašu, kad galima sutaupyti per pusę metų. Tai gerai, 10 mėnesių, tarsi, kaip pavyzdys. 30 mėnesių, taip sakant,
kiek laiko dar prieš? Tai va, tai aš asmeniškai ką daryčiau, aš sustabdyčiau investavimą bet kokį šiuo metu ir pumpuočiau viską į pagalvę. Pirmus 3 mėnesius, ką aš daryčiau, tai aš dėčiau tiesiog į banko sąskaitą ir laikyčiau tenai. Visa kita, kas yra virš 3 mėnesių buferio, aš pasirinkčiau money market ETF, tada jau tiesiog per vertybinių popierių sąskaitą. Tai va, Justina yra darius apie tai, kaip veikia visi šitie dalykai, tai priseksim video apie money market ETF-us ir viskas. Nors supraskit, kaip veikia, jie uždirbsin 2-3%, 4 galbūt procentus, bet bent jau kažkokią tai dalį infliacijos, taip sakant, atmuš. Tai va, ir jūs bet kada turėsit tuos pinigus pasiekiamus darbo dieną. Ne? Nu, savaitgaliais neturėsit pasiekiamus. Viskas. Tai va, tai logika tokia, tada neišsitaškyti per platformas, kas irgi yra labai svarbu. Jeigu jūs jau nusprendėt, kad keliaujat kaip pavyzdys su vertybinių popierių sąskaita, nu tai valio keliaukit su vertybinių popierių sąskaita, investuojant sąlyginai nedidelės pinigų sumas, kur fokusas bus ten į rezultatai ir jums bus daug maloniau matyti tą augantį portfelį vienoje vietoje, kur matysit, kad daugiau pinigų ir tas įsisukinėja, tas visas, taip sakant, traukinys pradeda išjudėti. Tai aš nuoširdžiai nelyščiau pinigų rinką su tarpusavio skolinimu, aš lyščiau į vertybinius popierius, šiuo atveju pasirenkant plačiai išskaidytą mažo turto valdymo mokestį ETF-ą. Viskas tai yra šiuo atveju tie, kas nežino, kaip pradėti, nu tai atsidarot vertybinių popierių sąskaitą, pusvalandis, nuorodą apačioj, dar bonusų galite gauti. Tada pasipildo tą sąskaitą ir pradedat investuoti. Populiariausi pasirinkimai pasyviom pajamom yra JGPI, JEPI ir JPQ. Mes asmeniškai šeimoje naudojam JPQ pasirinkimą. Tai vėlgi pasižiūrėkit apie šiuos pasirinkimus, išsirinkit savo tinkamą. Jeigu norite į augimą, nu tai atitinkamai SPYL, VUA, kaip pavyzdys, ANAV arba ten, tarkime, VVC arba XDQ. Nu tai, tarkim, daviau pavyzdžius, kaip pradėti investuoti realiai per 15-20 minučių. Tai va, viskas. Toliau 10 išleidau ant mokslo per 2 metus, 26 deklaruosiu už 2,5, dar atgausiu kažkiek nuo mokslo. Man čia truputį tokios logikos sakinys. Išleidau 10 000 ant mokslo, pakėliau savo kvalifikaciją šitoje vietoje ir mano pagrindinis fokusas į pajamų gavimą yra kažkiek gausiu iš lengvatų. Su 10 000 edukacijos papildom bonusų mes keliaujam iš stabilumo, iš atlyginimo, taip sakant, uždirbti gerokai didesnės sumas. Tai aš čia irgi... Vadžiak, pildė moteris, kuris šiuo metu yra dekretinėse. Tai turint minty, kiek ant jos galvos šiuo metu yra reikalų, aš iš vis stebiuosi, kad, žinai, atkeliauja tas 1-3 normalus kaip pavyzdys ir kad... Šiaip tai tokioj situacijoje apskritai vyras turėtų provaidinti 100% tam, kad turėti tą pasitikėjimą finansais, bendrai saugumą, stabilumą. Ne? Tai neturėtų būti klausimas, kad aš iš dekretinių apmoku ten, vienintelis stabilus pajamų šaltinis yra dekretinis. Nu, čia mano subjektyvi nuomonė. Vyras šitoje vietoje aš į vieną pusę nevaryčiau. Aš varyčiau, žinai, čia tu dviese tariesi, kur prioritetas. Ir vėl, paimkime individualią veiklą. Nu, tai vėl, nežinom, kas per individualią veiklą, bet abudu esam dirbę su nestabiliom pajamom. Nu, tai tu atbulinė eiga susivarai, kiek tau ko reikia padaryti. Tai reiškia, jeigu aš turiu, sakykime, kažkokius pardavimus, tikėtina, žinai, šitoje vietoje. Tai aš žinau, kiek kartų man reikia pabendrauti su žmonėm vidutiniškai tam, kad aš turėčiau pakankamą kiekį pardavimų. Taip. Jeigu man reikia pakankamą, nu ten, sakykime, man reikia 50 kartų pabendrauti per mėnesį su žmonėm, kad uždirbčiau ten 2000. Nu tai kiek kartų man reikia surasti naują kontaktą tam, kad aš turėčiau 50 pokalbių. Nu tai kad aš surasčiau, kiek man reikia, žinai, šaltų susisiekimų visokių padaryti. Taip, ir konversiją piltuvėlį pasidarai. Ir tu atbulinė eiga įdarbini gerai, kokie mano yra minimalų žingsniai kiekvieną dieną, kuriuos aš turiu padaryti, tam, kad aš uždirbčiau tuos 1000, 1500, 2000. Tai man tas komentaras, žinai, kad 1000 nestabilus, nu tai tu labai greitai gali padaryti 1000 stabilių, tiesiog tu atbulinė eiga turi pasiskaičiuoti ir taip, kiekvieną mėnesį ateis 800, kitą kartą, žinai, ten 3000, bet tu tą stabilumą įgausi labai greitai. Tai aš argumentuočiau galbūt šitoje vietoje irgi labai neapleisti to pajamų gavimo iš savo pusės. Kai aš supratau, ką aš turiu padaryti tam, kad gaučiau 3,5 ir 5, tarsi mano pajamos niekada, pabrėžiu, nuo to momento niekada nebuvo mažesnės negu 4000, prasme, viskas. Aš užsibrėžiau savo 3,5 yra mano grindis ir tai yra mano dalykas ir aš visada veiksmus planuodavau pagal 10 000 per mėnesį, kiek aš turiu uždirbti.
Nepaisant to, kad veiksmus planuodavau pagal tai, kiek reikia uždirbti 10, mano average buvo apie 5. Tai supraskim, kad visgi realybė buvo kitokia, man reikėjo planuotis, tam, kad uždirbti 10, man reikėjo planuotis taip, lyg aš norėčiau uždirbti 20, tai prasme bendrai paėmus. Bet kai pradėjau taip planuotis, tai tada ir 10 perkopiau. Tai va, tai logika yra labai paprasta, va, tą, ką Emilis pasakė, tas atvirkštinis piltuvėlis, jisai gali labai stipriai pagerinti jūsų tą finansinę situaciją. Būtų labai naudinga, jeigu žinotume, kas per veikla. Jo, jeigu tai yra pardavimai, tai iš viso tai yra tiesiog bukas darimas, jeigu tai yra ten, voltas, boltas, bet irgi tu gali užsakymų skaičių pasiskaičiuoti, gali valandas ten, arba paieškoti kitos veiklos, nes čia yra galimai laiko tam susitvarkyti. Tai vėl, aš dabar dar truputį tik tai pridėsiu, kad finansinė pagalba must. Ir šiuo metu, man atrodo, su biudžeto valdymu labai tikėtina, kad jūs susidėliojat, bet jūs neperžvelgiat, ką reikėtų pakeisti, nes nebūtinai žino tiksliai, kiek uždirbat ir kiek išleidžiat, nes, kur mėnesio pradžioje, aš tikiuosi, kad šitai sąskaitai užteks, šitai užteks. Let's hope so. Ir sekantį mėnesį tą patį darom. Tai trūksta dar mėnesio gale, kas pavyko, kas nepavyko, kaip reikia pakeisti sekantį mėnesį. Šitus, truputį pakoregavus, šiaip, taip sakant, situacija, kuriai reikia dėmesio, bet man atrodo, kad gerai Aleksandras pagavo iš tiesų dabartiniai situacijai tiesiog išlaikyti fokusą tinkamose vietose ir jūs tikrai atsistosit daug tvirčiau ant kojų. Ne, aš sakyčiau vyrui tiesiog paimti daugiau biškį atsakomybės ir veiksmų į savo rankas ir čia labai greitai viskas išsispręs. Nežinau, man taip atrodo iš tos vyriškos pusės, gal dėl to, kad aš taip ir padariau, ta prasme, savo laiku, paėmiau ir padariau, tai man labai tada trigerina tie žmonės, kurie sako, labai sunkiai čia gaunasi, nesunkiai gaunasi, paimi blemba ir padarai. Gerai, važiuojam. Studentas finansų studijose, 2 kursas, dirbu papildomai laisvų laikų sandėlyje. Turiu darbo sutartį, stipendiją iš studijų, įsivaizduok, dirba ir dar stipkę gauna. Savaitgaliais pagalba iš tėčio versle už atlygį. Labai geras dalykas. Pajamų šaltiniai 3, bendros pajamos 550 vasaros laikotarpiu, pajamų išauga ir uždirbo apie 1500. Bendros išlaidos apie 150, esu labai taupus, gyvenu pas tėvus ir tai šita suma yra Everesto viršūnė, daugiau neišleidžiu. Finansinių įsipareigojimų neturiu, amžius 20, būtinosios išlaidos eina pirmą, tada investicijos jau tada, kas lieka ir nueina nebūtinosiom išlaidom. Ir dabar žiūrėk, santaupų suma 4000 kaupiamajame indėlyje su 2%, laukiu galimybių rinkoje, kol sumažinti santaupų sumą iki 3-6 mėnesių būtinų išlaidų krepšelio dydžio. Investavimo priežastis, noriu pasiekti finansinę laisvę. Žino, ką daro. Ir pradėti keliauti, o keliaudamas džiaugtis, kad kapsi dividendai, iš kurių be skausmo galiu nusimti didžiąją dalį ir naudoti savo reikmėm, o to pačiu pradėti finansiškai kitiem. Patirtis, akcijos, ETF, skolinimo įrankiai, gyvybės draudimas, kripto, investuojama suma apie 400, vasarą apie 1350 per mėnesį. Asmeninė edukacija, knygos, seminarai, webinarai, taip pat studijose daug kas pasakoja apie investicijas, portfelio paskirstimą, finansinės pagalbės svarbą ir taip toliau. Be abejo, stebiu Financial Finance, Aleksandro, Emilio ir kitų Lietuvos žymių finansų influencerių kanalus ir stebiu jų video bei analizuoju strategijas, kurios tinka man. Daug dėmesio skiriu užsienietiškiem JAF edukaciniam kanalam apie rinkas, ekonomiką, finansų produktus, pasirinkimą ir taip toliau, tokius kaip Financial Education, Invest with Henry ir panašiai. Lūkesčiai. Nuoširdžiai tariant, tai labai smalsu, manau, vertinga būtų patekti į Financial Finance kanalų rubriką apie realias situacijas. Sveikinam. Dėl ko ir pildau anketą. Mano esminis klausimas būtų, ką darytumėte, jeigu būtumėt mano vietoje, pradėjau investuoti nuo 2023 metų. Taip, 2025 pradėjau šią kelionę suprasti nuo realiai pirmų dienų metų, susidariau portfelį iš pavienių JAV akcijų, per kritimą neužsipirkinėjau ženkliomis sumomis, tik minimaliomis, bet realiai 20% grąžą šiai sekundai pasiekta nuo metų pradžios. Mano investicinis portfelis kaupimasis indėlis sudaro 20 500 eurų. Kaip 20 mečių? Jo, su 105 eurų išlaidų. Mano klausimas toks, kokį portfelį sudarinėtumėte būdami mano vietoje, noriu ženklių dividendų plus greito augimo. Mano rizikos lygis yra itin aukštas, aš laukiu ženklių pakretimų ir nors mano portfelis šiais metais iki žemiausio taško nukrito 30%, aš tik liūdėjau, kad neturėjau tuomet ženklių pajamų, kurios leistų man užpirkti per tokią galimybę. Ir kad akcijos nekrito dar žemiau. Tai rašau tik dėl to, kad įsivaizduotumėte, kaip pasiekti nežmoniškai didelę grąžą su didelė rizika, įdedant, tarkim, tą pačią 20 000 eurų sumą. Kadangi tą finansinę pagalbę
tai pasistengęs ir per mėnesį galiu sukaupti daugiau padirbus, nenusiskaudminant mėnesinės investavimo sumos. Ačiū už jūsų švietėjiškas veiklas ir finansinio raštingumo ugdymą žmonėm. Ir atsiprašau, jei atsiboda skaityti. Šitos tikrai neatsiboda skaityti. Jo, šitą labai gera. Galbūt toks pirmas dalykas, tai vis tiek superinė situacija, labai stipri situacija jau dabar ir gebėjimas dirbti 3 sferose ir dar studijuoti, taip sakant, stipendiją, taip sakant, irgi iš savo pusės. Apskritai, sakyčiau, labai geras startas iš savo pusės. Sekantis dalykas, tikriausiai, kas kardinaliai pasikeis, bus, kai reikės atsistoti ant savo kojų. Nes vis tiek, kol tėvai padengia išlaidas, tas 150 atrodo, tikrai daugiau neišleidinėsiu. Jeigu greitų metu, ir čia priklauso kaip studijos, ar studijos ten iki 23-4, kas yra galimai pas tėvus gyvensiu ir turiu tą nemažą laikotarpį, ar studijos pasibaigs ganėtinai greitai, ar galbūt netgi viduryje, ar ten pradžioje nuspręsiu keliauti savarankiškai gyventi, nes iš 150 tos išlaidos gali padidėti 10 kartų, jeigu nebūsit atidus. Tai aš pirmų taikiniu tikriausiai pasižvalgyčiau į tą vietą, kad kur planas čionais. Ir jeigu planas yra ganėtinai greitai keliauti iš tėvų, nebūtinai geras sprendimas, bet šioje vietoje tada tos finansinė pagalbė yra gerokai, bus privalomai didesnė, nebežinai 600 eurų ar 800 eurų. Ir tavo pajamos bus gerokai didesnės. Jeigu dar vis studentuojant, tai tas pats 550, tai čia, čia gausis vasarą uždirbu, tai visą, bus tiesiog ant nulio pragyvensim, nebent suvaldysim labai gerai tas išlaidas, gyvensim su kažkuo, dalinsimės, taip toliau. Tai šita vieta, manau, gali kardinaliai pakeisti situaciją, tai ją tiesiog atsižvelgti ir įsivertinti pirmų taikinių. Dabar, jeigu pirmas tikslas labiausiai, taip sakant, fokusuotis į tai, kad norite greitai pasiekti finansinę laisvę, pradėti keliauti ir taip toliau, tai būnant 20 ir pasiekus tokių rezultatų, aš sakyčiau, pirmų taikinių, pirmas prioritetas yra pajamų didinimas. Ir pajamų didinimas sferose, kuriuose galite uždirbti ir dirbti ir vis tiek jau turite tą track record daug didesnį negu bet kas iš tikriausiai pažįstamų panašaus amžiaus. Tai pirmų taikinių aš tikriausiai fokusuočiausi čia nais, nes 1500 uždirbant 20, tai pagalvokim, kiek žmonių iš tiesų 20 sugeba uždirbti vidutinį Lietuvos atlyginimą. Mažas procentas to begin. Patinki kokius 2-3% tikriausiai Lietuvos. Tai tie patys 2-3%, jeigu mes paimsim 25, jau galės uždirbti galimai 2 arba 3 didesnės sumas. Tai skirtumas, ar uždirba 1500, ar uždirba 4500, vienas didžiausių darančių įtaką bendrai, bet kokiom investicijom. Ir toliau tada jau judam prie investavimo strategijos ir būtent fokuso į ką norite fokusuotis. Jeigu fokusas yra, kad didžiausi galimi dividendai ir tuo pačiu didžiausias augimas, tai 2 kintamųjų norite iš vienos vietos, taip sakant, nelabai logiškas pasirinkimas. Jūs arba norėsite didesnių distribucijų, kas bus kapitalo augimo kaina, arba jūs kaip tik norėsite didesnio kapitalo augimo, kas bus dividendų kaina, nes dividendai yra kompanijos pelnas, kuris yra padalintas akcininkams. Distribucijos irgi įvairiais būdais yra gauta iš to, kad ar kažkokie sandoriai efektyvesni, arba tos pačios, taip sakant, kainos prieaugio, čia opcionų visos strategijos įsipiešia, bet jūs iš karto apmokat vieną arba apmokat kitą, priklausomai, kurį pasirinksit. Tai aš tikriausiai šitoje vietoje daugiausiai laiko praleisčiau ir sakyčiau, koks mano fokusas. Ar iš tiesų aš noriu dividendų, ar iš tiesų aš noriu greito augimo. Ir čia atsiras tos truputį aiškesnės strategijos. Ir pirmų taikinių apsiskaičiuojam finansinės laisvės skaičių. Ir kišam didelius pinigus pagal tą strategiją, kurią norim. Taip sakant, finansinės pagalbės aš tikriausiai niekada nedeginčiau už tos pusės, kad kišam viską investicijas per krizę, nes manau, kad kažkuriuo momentu pas jūs gali labai išaukti išlaidos. Nebent jūs žinot, kad dar 4-5 metus būsit pas tėvus, tada kaip tik daryčiau atvirkščiai. Ir kad pas tėvus verslas irgi važiuos viskas normaliai, nes parašėt pas tėvą versle. Tai vadinasi, tėvas turi verslą, tai krizė gali potencialiai irgi turėti šitą įtaką. Tada tuo atveju tas 20 000, net 20 000 yra, man rodos, kiek indėlyje buvo? 4 000 indėlyje ir galvoju, kiek dabar... Ir 20,5 yra bendrai... investicijose. Tai 4 000, teoriškai tuos nėra logiška turėti mažoje rizikoje ir tada, jeigu tik matot galimybę, aš ir apsipirkinėčiau kuo didesnėm sumom.
Jeigu taip realiai ekstremalaus augimo, nu, tai, žinai, ir čia kaip Emilis labai teisingai pasakė, arba mes aukojame potencialų augimą vardant stabilesnių distribucijų, tai yra tie patys fondai kaip GPQ, tarkime, arba mes išnaudojame cikliškumą kriptovaliutos ir turime, tarkime, Bito ETF, bet vėlgi tai nėra tvaru labai ilgam laikotarpyje, nu, tai yra cikliškumo išnaudojimas, tiesiog ir labai aiškiai reikia suprasti, ką veikia su šita pozicija, arba tada jau augam. Nu, tai tikėtina toks labai paprastas, bukas, pastangų vapšė nereikalaujantis dalykas yra Bitcoinas 5%, S&P 500 5% ir good luck, taip sakant. Tikriausiai per ateinančius 10 metų ir išeis į tą finansinę laisvę, turint minty pačio discipliną. Čia yra mano subjektyvi nuomonė, ne rekomendacija, tai yra pagal backtestus tikriausiai viena paprasčiausių, efektyviausių, pelningiausių ir visaip kaip iausių strategijų. Tai vat, ir jo labiau dar laiką atlaisvinančių strategijų tam, kad Emilis sakė, uždirbti daugiau, ne? Nu, nes nereikia skirti labai daug laiko investavimui. Tai va, kitas momentas tai yra, kada įdarbinti pagalvę, tai esu daręs video ir Justina jau dabar yra kalbėjus ir aš dariau backtestus, visą kitą. Tiesiog VIX virš 40, tikrai nemažą dalį pagalvės jau galit pradėti darbinti į tą patį Bitcoiną. Šiaip dariau su tuo pačiu Bitcoinu, nes VIX... Finansinės pagalvės? Ne finansinės pagalvės, o galimybių rezervų. Jeigu yra tų pinigų, kurie yra skirti investavimui, ne, nu, tai viskas. Finansinės pagalbės aš nedarbinčiau, jinai ir yra skirta tam, kad nebūtų įdarbinta. Nu, tai ta prasme, jinai turi būti apsaugota. Tai va, tai čia kaip, žinai, Hauselio knygą reikia paskaityti ne apie tai, kas nuolat keičiasi, o apie tai, kas niekada nesikeičia. Žinai, tai va, tai niekada nesikeičia tai, kad kešo gali būti per daug tuo metu, kai yra krizė. Nu, tai niekada nebus taip, kad tu turi per daug kešo, kai yra krizė. Nu niekada taip nebus. Nu, tu visą laiką tau atrodys, kad per mažai dar buvau atsidėjęs. Tai va, tai logika yra labai paprasta, žiūrėti ne į tai, kas labai keičiasi, o į tai, kas nesikeičia, tai, kas liečia rizikos valdymą ir tada žiūrėti į tai, kas perspektyvų per ateinančius 10 metų. Tai jeigu darysit šitos visus veiksmus, mano galva šiuo metu beje į distribucijas kišti, kai yra 20 metų, nėra protingas su mintimi, kad dividendai tai vis tiek yra apmokestinami. Ne? Nu, tai gerai, jeigu mes iš Europos fondų gaunam, nu, tai mes tą atidėjimą turim metų laiko ir galim reinvestuoti be mokesčio, ne? Nes automatiškai nenusiskaičiuoja. Bet jos vis tiek reikia susimokėti. Žinoma, fondai irgi tą padaro, tik tai jie tą padaro galbūt kažkiek efektyviau, ne? Ir ne taip pačiam reikia santykiauti su šitą vietą, taip sakant. Ir viskas, tai akumuliuojantis ETF-ai nuo 20 iki 30 kartu su kripto tuo pačiu Bitcoinu, tiesiog į hard walletą stakinti jį kuo įmanoma daugiau. Ir 30 metų, žinai, atrodys, sakys, žiūrėk, šitas turi visą koiną. Žinai, prasme, jisai yra whole coineris. Dar pakomentuosiu, kad finansų studijos vis dėlto, tai jeigu antras kursas, tai jeigu dar už poros metų norėsis papildomų pajamų šaltinių, tai atkeliaukit, pabendrausim, galbūt rasim ką veikti Financial Finance komandoje. Ja, prasme, čia irgi papildomų galimybių tikrai manau, kad gali atsirasti. Tai va. Cool. Gerai, tiek šiam kartui. Nepamirškit, kad jeigu norit pradėti investuoti, tai Freedom24 visos nuorodos apačioje ir į mūsų portfelius. Galite sekti nemokamai, dalinamės visiškai, taip sakant, atvirai šioje vietoje. Paraleliai, jeigu yra kažkokių specifinių klausimų, tiesiog brūkštelkit komentarą, pasidalinsim irgi per Q&A sesijas, o jeigu norite, kad taip sakant, atsakytume į jūsų situaciją, peržiūrėtume išsamei, 27 klausimai, irgi nuorodą aprašyme, užsukit, užpildykit ir atsakysim išsamei padiskutavę, kas būtų tikriausiai geriausias sekantis žingsnis jums. Gerai, tiek šiam kartui. Čiau. Visa.